Sveiki, mėlyjeji, esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, reiki meistrė, aromaterapeutė. Ir šiuo įrašu kviečiu Jūs į artimiausius renginius planuojamus štai čia, spalvotoje Palėpėje, Egipte ir kitose kūrybiškose vietose. Šią savaitę kviečiu Jūs įsigyti webinarą Psiche ir erotas. Tai yra mano autorinis mokymo kursas apie Jungo gelmių psichologiją, archetipus, literatūrą, graikų, romėnų mitologiją, tarpusavio santykius ir meilę. Šį seminarą geriausiai žiūrėti vasarą, kuomet gamta išgyvena savo kulminaciją, kuomet meilė tvyro ore. Per 2 dienas mes keliausime per vieną gražiausių pasaulio mitų, Liučijaus Apulejaus užrašytą istoriją apie Psichę ir Erosą. Ir šį mitą versime iš literatūrinės į psichologinę kalbą ir susiesim su savo gyvenimo, meilės istorijom ir meilės paieškom. Seminarą galite įsigyti ir žiūrėti savo patogiu laiku ir nuolaida galioja iki ateinančio šeštadienio. O rugpjūčio 7-9 dieną štai čia, spalvotoje Palėpėje, vesiu Aura Somos spalvų akademijos akredituotą kursą Aura Somos asmeninio pristatymo įgūdžių seminarą. Į šį kursą kviečiu Aura Somos studentus, baigusius 1 ir 2 mokymo lygį. PPS seminaras yra apie prezentaciją, apie tai, kaip pristatyti tam tikrą informaciją, žinias, kaip elgtis viešumoje, kaip kalbėti, kaip pateikti informaciją, daryti reklamą, pasidalinsiu ypatingai slaptomis žiniomis, ką reikėtų ir ko jokių būdų negalima daryti, kuomet kalbate prieš auditoriją. Ir taip pat tai bus būdas integruoti žinias, kurias mokėmės prieš tai buvusiuose Aura Somos kursuose. Dar vienas seminaras, kuris vyks spalvotoje Palėpėje rugpjūčio mėnesį, tai rugpjūčio 15 dieną. Čia vesiu seminarą, kas valdo kvapus, tas valdo žmonių širdis, apie tai, kaip atarų pagalba formuoti įspūdį, įvaizdį, koreguoti, kurti savo būsenas, apie tai, kaip teisingai kvėpintis. Ir tą dieną degustuosime apie 40-50 dieviškų stulbinančių aromatų. Pasakosiu Jums, kaip išgaunamos šios ypatingai kvepiančios medžiagos. Pasakosiu apie tą slaptąją alchemiją, susipažinsite su atarų atsiradimo istorija ir visa diena prabėgs kaip rojaus sode. Rugpjūčio 21-23 dieną kviečiu Jūs taip pat štai čia į spalvotą Palėpę į reiki 1 pakopos seminarą Šoden. Tai bus klasikinė reiki 1 pakopa, užsiėmimai vyks, daugiau štai dabar rodau kitoje Palėpės pusėje. Išsiskleisime masažinius stalus ir per tas 2,5 dienos sužinosite, kas yra reiki. Aš esu beje didžiausią patirtį turinti reiki meistrė Lietuvoje, pati seniausia. Šį mokymą, kaip ir daugelį kitų, pradėjau Lietuvoje. Taigi, sužinosite apie tai, kas yra reiki, supažindinsiu su japonų kultūra, filosofija, dvasiniais principais. Ir mokysimės, kaip naudoti reiki savigydai, savireguliacijai, kitų žmonių gydymui, balansavimui, pagalbai ir ne tik žmonių, augalų, gyvūnų, maisto produktų, daiktų ir ko
ko tik tai norite. Seminare vyks 4 iniciacijos, kurių metu jūs vis daugiau ir daugiau praleisite šios universalios gyvybinės energijos. Na, o kurso pabaigoje gausite sertifikatą apie tai, kad esate 1 pakopos reiki praktikas. Dabar šiais laikais, kuomet žmonės nori daugiau tokio paviršutiniško, greito įspūdžio ir mano, kad to pakanka, aš pasakysiu, kad tikrai to nepakanka. Rimtiem dalykam reikia laiko, įgūdžių susidarimo. Tai šis seminaras vyks 2,5 dienos ir pasinaudokite progą, nes šiais laikais itin retai vedu reiki kursus ir būtent reiki 1 pakopą. Labai kviečiu prisijungti ir lauksiu jūsų rugpjūčio 21-23 dieną. Rugsėjo 5 dieną čia spalvotoje palėpėje vyks premjera. Visiškai naujas mano autorinis aromaterapinis seminaras, absoliuti kvapo esmė. Daugiau kaip 30 metų užsiimdama aromaterapiją ir besimokydama pas parfumerį ir mano draugą Janą Kušmireką. Be abejo, turiu didžiulę patirtį dirbdama su įvairiausiom aromaterapinėm medžiagom, bet seminaras skirta absoliutams visų pirma kartą. Taigi, šiame seminare pasakosiu jums, kas tai per aromatinės substancijos, kaip jos išgaunamos, jų atsiradimo istorija, kvapų klasifikacija ir degustuosime apie 40-50 absoliutų. Pasakosiu, kuo jie skiriasi nuo eterinių aliejų, nuo atarų, nuo kitų kvapų, kuriuos jūs jau galbūt pažįstate. Taip, kad mūsų laukia nauja kvapo aromato dimensija. Na ir aromaterapinių renginių kulminacija bus rugsėjo 9-10 dieną vyksiantis tarptautinis aromaterapijos kongresas Lietuvoje, kurį organizuoja Rūta Čilinskienė ir nuostabi komanda. Ir Trakų rajone Davinės fermoje susirinks kolegos iš įvairiausių pasaulio šalių. Aš taip pat šiame kongrese skaitysiu 2 pranešimus apie 5 elementų teoriją ir eterinius aliejus kaip aromatinės energijas ir apie eterinių aliejų poveikį nervų sistemai ir sąlyginių refleksų formavimą. Dar galite prisijungti, labai jūsų laukiame. Na, o rugsėjo 12-13 dieną štai čia spalvotoje palėpėje vesiu sielos koliažo užsiėmimus. Šį metodą taip pat atvežiau į Lietuvą jau prieš daug metų. 2 dienas mokysiu jūs, kaip bendrauti su savo siela, per koliažo darymą, per paveikslėlius, kaip juos aprašyti, kad galėtume suprasti, kas gi vyksta mūsų viduje, ką vidinis pasaulis nori mums pasakyti. Tai bus labai gražus savaitgalis ir labai įdomus metodas, kurį paskui galėsite praktikuoti savarankiškai, be jokių papildomų išlaidų. Daug kas gyvenime gali atsitikti, bet ir kartu tokia psichologinė ir kūrybinė fiesta. Na ir rugsėjo 18-20 ir 25-27 dieną taip pat čia spalvotoje palėpėje vesiu Aurosomos 3 kursą. Šiame seminare supažindinsiu su kabala, gyvenimo medžiu, taro arkanais ir į šį kursą priimu tik tai Aurosomos studentus, kurie yra baigę 1, 2 ir PPS, tai yra asmeninės prezentacijos kursą. Kadangi tai yra tiesiog aukščiausias pilotažas šiame stiklo karoliukų žaidime, studentai jau turi turėti
pagrindus, turi turėti motyvaciją, praktiką. Na ir 2 savaitgalius mes žaisime dieviškąją visatos kūrimo žaidimą. Na, o rudens renginių kulminacija vyks Egipte spalio 31, lapkričio 12 dieną. Kviečiu jūs į ekspediciją po vakarų Libijos dykumą, po Sacharą, po Egipto dykumų oazes, kurią vesiu. Ši kelionė vadinasi Duris į dykumą ir tai yra unikali kelionė, kurios metu jūs susipažinsite su tomis Egipto vietomis, kur paprasti mirtingieji, masiniai turistai negali įkelti nė kojos. Tiesą sakant, ten nėra įkėlę į kojos ir paprasti egiptiečiai, kadangi tai yra labai sudėtinga logistika nuvykti į tą ypatingą vietą. Mūsų laukia nuostabus karavanserajai, tokie rytietiški viešbutukai, autentiškas maistas be jokių chemikalų, nuostabus kraštovaizdžiai, kuriuose siela gali išskleisti sparnus, smėlio užpustytos šventyklos, kurias pereisime savo kojomis, nuoširdūs žmonės, karštos versmės, kur iš po žemių trykšta struktūruotas vanduo iš akvifero, kuris teka po vakarų Libijos dykumą, ir daugybė stebuklų. Kelionę pradėsime viloj Šahrazad, Hurgadoje. Tai bus dar vienas stebuklas, patikėkite, mažai nepasirodys. Ir kelionės pabaigoje aplankysime didžiausią Afrikos miestą, visų miestų motiną, Kairą. Taip, kad labai kviečiu jūs į psichologinius, aromaterapinius, ezoterinius, mitologinius renginius, kuriuos planuoju savo veikloje Spalvotoje palėpėje ir ne tik rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį. Apie visus šituos renginius gausite pakvietimą, programą, jeigu esate užsiregistravę. Jeigu dar nesate, atsiųskite man savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą, gausite visas naujienas. Na, o jei norėsite užsiregistruoti ar galbūt turėsite klausimų, tuomet skambinkite, rašykite man asmeninę žinutę arba elektroninį laišką. Labai tikiuosi, kad mes visi kartu galime tiesiog šį pasaulį paversti puikesnę vietą, negu pasaulis yra dabar. Tam reikia spalvų, aromatų, tam reikia išminties ir sąmoningumo. Bet ir visi šitie dalykai jūsų laukia mano vedamuose renginiuose. Su meile, spalvomis, aromatais, jūsų Dalia.